daug laiko turi, tai nepatenkintas, ten, žinai, viskuo, žinai. Sunku man ten su juo ilgiau pabūti, nes blemba nieko nesiklausai, kai tik ten pamauninimo tokio gero, žinai, kaip dabar viskas blogai ir kaip vis mane pavydžia mano tipo ir Jonai, nes ten tipo gyvenimas eina šudinyn, žinai, tik tai. Kažkaip labai primenu, man atrodo, kiek jam metų? Čia toks jausmas, žinai, senatvė tikina. 7-6, žinai, nu, tai kad jis vaikų neturi, žinai, vienas kaip pirštas ten su giminėm, ten kažkokį tam brolį turi, kur 20 metų nešnekėjo, žinai. Daug pasakė. Nei daktarais pasitikė, nei nieko, žinai, ten. Tai, žinai. Toksai universalus dalykas, sakyčiau, visur yra tokių žmonių. Nu jo, bet ir dar ir priedo jam ten, žinai, ten dasideda ten, žinai, tipo, toksai da pasakodavo, kad jie tipo kažkur nuvarė ten pasdą, žinai, ar kažkur da Morisons nerado kažkokią ten sviestą kokį ten. Pamatė ten tipo tą parduotuvės ten menedžerį ar dar kažkokį, tai sako ten tipo, o kur tas sviestas, žinai, sako, na, čia tipo turbūt nebegamina, jo neturim žodžių. Tai nuvarė į kitą parduotuvę, tai tik jinai rado, žinai. Paskui paaiškėjo, kad jį dar vis gamina, tai vien dėl to, kad paliktų, nu pohui, žinai, grįžo į parduotuvę ir pasakė, kad jis melagis ten tas, žinai, nu ne. Na, tai per daug laiko turi, tai taip ir būna. Ne, man tai tokių žmonių gaila, nes standartas toks, kad nelaimingi ir nepatenkinti viso pasaulio, tai suras priežastį, kodėl blogai gyventi. Nu, tai jau aš. Žinai, įdomu, kokie mes čia būsim. Nu, tai... Tokie nebūsim, nes jau dabar reikėtų pradėti Gidrenę. Jeigu internetas netrukinės man, tai viskas bus gerai. Čia siaumas riba, ant ko jisai tipo jau paratrūktų. Prisiminiau ten tą seną kažkokį, kur ten, kažkokį ten internetas, kažkaip ten lietuviškas, kur ten, kuris ten keikiasi irgi, kad ten stato kažkur kažką ten, tipo, kažkokias babkės ir, tipo, oi, sveikat. Teisybė sakai. Žodžiu, kad internetas denginėja, nu, bet senas, bet nesvarbu. Bliamo, pradėjai bairį pasakoti ir dabar taip nutraukti. Ne, nu, aš neatsimenu, tai nereikėtų. Nu, ten, žinai, reikia paklausyti, kad ten irgi, tipo, pradeda ten, žinai, kodėl ten, tipo, ten internetas kažkaip. Ir tada, žinai, reikia, nu, pradeda aukti tas jau piktas, žinai, jis pradeda šaukti, rėkti. Tai, nu, juokinga, žinai. Nu, man tiesiog, kai ten žmonės, žinai, savo gyvenimą ant to pastatė, žodžiu. Sukčiai, kitaip nepavadinsi. Reiškia, čia sukčiai ir nori apgaudinėti ir ten išvilioti. Taip, kad čia normalu. Nu, gal ne. Aš nekant apie pinigų išviliojimą, tai aš tavo siuntinę, žinok, šiandien negavau, jeigu turėjau šiandien, tai nežinau. Taip, man prašė, kad pristatytas. Kad pristatytas? Taip, pažiūrėk, žinok, jie būna, tada parašo, kam pristatė, gali būti kaimynam, kokie mano pristatė. Jo, prašyta, kad deliverit, tuoj sekundę. Nes čia būna, žinok, būna namie sėdžiu ir jie parašo deliverino kaimynams, nes man negalėjo. Ir aš toks, aha, taip ir patikėjau. O kur ten parašo, nes aš nieko nematau. Paklikink, kur deliverinta. Aha. Tipo, kad parašyta, turėtų būti mygtukas Amazonė. Nu, tipo, ir tada parašo. Lauk, žiūrėk, aš pašėlinsiu skryną ir tada pagaidinsi mane. Žiūrim. Eurona. Kokios sensitive informacijos neturi, nes aš įrašinėju, tai kad nebūtų potom. Tavo adresas. Mano adresas nieko tokio, bus pasikeitęs, kai bus aktualu. Nu, jau okei. Track package paspausk mygtuką dešinėje.
Perselt was left in letterbox? What? Kokio Kur čia dydžio? matė? Na, Ai, jo. kažkur parašyta. Nu, tai nedidelis, nu, kiek man to batareika. Ok, reikės pasižiūrėti tada. Eik dabar ir žiūrėk, netoli matė. Su jumis bendrauju, rytoj nueisiu. Dėk iš karto žiūrėti. Ne, jeigu telpa į laiškus, tai reikia. Viskas turėtų būti gerai. Skambutis netrukus baigsis. Ką? Baigsis po 54 minučių. Nu, O kodėl turi baigtis? Man atrodo, čia dabar paleidai iš savęs vėl kažkaip per savo premium Jo. accountą, ne? Jo, premium accountas. Eik, tu šiek kokie. ne, čia ne premium accountas, čia žinai, kas išsiaiškino, dar bet čia Mako yra, žodžiu, pasirodo dalykai. Rimtai, čia Makas Taip. turi. Taip, čia tipo, jeigu tu su Mako esi ir ten, tas, nu, Viskas, aš noriu Mako vien dėl šitos Kur priežasties. ten žiūrėti? Mm. Kažkaip ten. Eik, tu šiek. Lemba. Čia geras. O tai kiek yra tokių skirtingų? Nežinau, bet man tie kolegos ir parodė. Rimtai. Palauk, čia tas tipo turi irgi užsakymą. Jo, čia tas paprastas ten fireworks. O tai palauk, vienas tik. Jo, nu tai. Jeigu dvigubas, tai double. Taip, dvigubas, tai tada. Saliutai. Fireworks. Man tai iš karto užlagina tavo kamerą, kai saliutai pasideda. Štai geriausia dalykas. Gerai, supratau. O apie naujienas, žinot, dabar man faina, kad, manau, čia visiems aktualu, visi žaidė World of Warcraft. Kažkokį trailerį mačiau, ten neaišku kokį. Aš dėl trailerio nežinau, žinok, labai nesidomiu, bet man faina tasgi, kur išėjo klasikas World of Warcraft, nu, tipo, tas senasis, gerasis, kurį mes žaidėm. Ir, tipo, dabar hypinasi World of Warcraft Classic Hardcore. Tai kečiausia man dalis yra ta, kad, nu, tipo, idėja visiškai tas pats, nu, kaip World of Warcraft, bet tavo personažas, jeigu miršta, tai miršta, viskas. Ir ant to hebra visi pasinešė, tipo, prikolas yra, jolkas bėgioja. Va, Giedriau, tavo packages. Prašau, pažiūrėk, vidų yra baterija. Lemba, gaila plėšt, nors imk ir tau persius, žiūrėk, kokia graži. Nu, šitai. Aš pažiūrėsiu, aš gal taip išeiti iš tau. Reikės tik naują užklijuoti stuffą. Anyways, tai tipo, fainai man iš tos pusės yra, kad pagalvojau, nu jo, įdomus toks konceptas, iš karto hebra labiau stengiasi, nes dabar WoW'as yra tapęs toks, kur viską praskrendi greitai, visą kontentą padarai, ten užsilevelini ir reidini ir viskas. O dabar visi levelinasi atsargiai, ten, kad nenumirtų, pilna, žinai, istorijos kelia, kur ten kas nors, nežinau, iššoko anksčiau iš ten to skraidančio laivo ir užsimušė. Ir viskas, ir mirė čia, levelinės. Tai, nu, tokių daug istorijų. Tai Diablo irgi yra dabar ten tie personažai tipo hardcore, žinai, kad ten tipo miršti ir viskas, žinai, tai ten irgi hebra ten grindina tol, kol, žinai, jau mato, kad gali aukščiau eiti ir viskas, žinai. Tai ten... Šikna Diablo, tai man atrodo iš vis ten žuos, skirtingi Juliau. Ne, ta prasme, taigi ten tie levelių lygiai yra, žinai, tai tu ten ant to, žinai, to normalo, tai ten, žinai, gali ten eiti ir eiti, žinai. Labai skiriasi, pavyzdžiui, ir aišku, tada, žinai, tas levelį experience'as mažesnis, bet, nu, to eventually vis tiek gali ten pakelt neblogai ir paspėti aukštesnį levelį, bet tu vis tiek jau būsi stipresnis negu kad average, žinai, jeigu ten gero pasirinksi, žinai. Nu jo, kas yra logiška, nes Warcraft irgi tą patį daro, žinok, dungeonus žiūri visi eina, tai į žalius pagrindė, ten į geltoną nieks nedrįsta. Tai irgi... Tai tipo aš... O tai palaukit, jūs man galite paaiškinti, kas ten iš to Classic? Tipo, tu tiesiog, ką žaidži seną Warcraft'ą? Seną gerą Warcraft'ą žaidži. Ta prasme, toks kaip buvo anksčiau. O tai jo nėra tokio dabar, tipo, tu negali nusipirkti to, nežinau, turėti tik tais tą pirmą, be jokių ten expansionų, be visko ir žaisti jo, tipo, servakų nėra? Ne, tai dabar gali, bet šiaip nebuvo servakų, that's the point. Ta prasme, buvo nuėjęs, o dargi tas buvo kataklizmas išėjęs, kur perdarė visą seną pasaulį. Ir visą mobų balansą pakeitė. Man, pavyzdžiui, kas sugadino su World of Warcraft, tai tiesiog padarė į tokį lengvą labai. Nesgi anksčiau tai būdavo, tu tenai, nu, skaičiuoji, kiek pulinį priešų.
O dabar buvau kažkada tai žaidęs, nežinau, čia prieš kelis metus, tai tenai bėgi kaip traktorius per viską, ten net nežiūri, ar ten yra priešas ar Nu ne. jo, aš atsimenu, kai mes dviese lošdavom, taigi mes ten strategijas ten dėliojom, tipo, tu mes ten, tipo, tą ten, tada aš Jo, mes jo, tą, jo. tada ten gal mes ten išplysim, žinai. Tai va tas ir zaibys, man va aš to, žinai, ir pasildavau, čia dabar, žinai, vėl visi grįžta prie to, nes jeigu persistengsi, tai užmuš greitai, tai matas, kad Hebra biškį labiau stengia žaisti, tai sako daug kas, kad jie matai buvo išleidę tą klasiko servaką jau seniai, bet iš karto visi per kontentą praskrydo padarė ir viskas. O sako, dabar su hardcore'u grinai jausmas, kas yra kaip senojo, nes neskuba visi, nes nu tu negali paprasčiausiai skubėti. Tai sako, jeigu anksčiau būdavo ten įvykdai tik kelias zonas susilevelindamas, tai dabar visi vos ne visas zonas įvykdo, visus questus padaro, kad tik tai pabiškai levelintas jau ne praskristų, sakykime, per kontentą. Ir gali, aišku, daug kas sako, kad reidinimas neįmanomas, nes ten realiai miršti, tai įsivaizduok, vaipinas reidas, viskas, nebėra viso gildo. Nu jo. Taip, va čia žaskiausias, sakau, dalis. Lievai. Nu, jo, bet nu, va čia tame challenge'as ir yra. Ar kas Brolis padarys? tik parašė, nežinau, žinot, Falloutų serialą daro. Jo. Aš tik nežinau, Kas, kada išeis. Netflix'as? Tai vad nesu. Ne, man atrodo, dėja ne. Šiaip būtų įdomu pasižiūrėti, bet aš tai prisipažinsiu, Amazon. nieko gero nesitikiu čia. Amazon Original. Ai, Amazonas dar. Nu tai gerai. Tai jeigu Prime turi, tai gal nieko. Tai jeigu tu Prime turi siomą, tai tu turėtum matyti. Aš turiu tada, studentišką turiu, tai discountą gal. Nice. Super. Jie, tai duok man accountą. Jo, sharing mūsų kaip šeimą padaryk. Galima Amazonė ką nors tokį? Nes mes Netflix'ą tai... Jo, ir pasišėrinsiu savo kreditinę ir viską, žinai. Ai, teisingai. Šiaip tai jo, mes tada pirk galėsim siomos accountus. Jo. UK kainos Jo. geros, šipinai O tai nėra paprasčiau, kaip kokiu... Ne, man atrodo, tas pats, žinai, accountas viskam, žinai. Okay. Nes aš dabar irgi pasiėmiau va čia mėnesį nemokamai, tai tipo turiu, tai žiūriu ten biškį. Bet nežinau, kažkaip nenoriu aš užmokėti, kažkaip labai, žodžiu, žiūriu tiesas planį, tipo, kadangi va čia norėjau per Black Friday ten tų pirkinių pasidaryti, pagalvojau, gal ten irgi šipinimas koks bus pigesnis, bet Lietuvoje jau, kad ten pigesnio šipinimo nieko nėra. Nu va, Julia, kai tau už dyką atsiunčiau, nes Prime turiu, tai nereikėjo mokėti už šipinimą. Va. Tai va, čia žinai. Bet, žodžiu, įsirašiau apsą, žinai, savo telekę ir ten tada sako, žinai, tipo iš telefono, tipo, per telefoną autorizuok, žinai. O aš buvau VPN įsijungęs ir kaip Vokietijoje jisai mane matė, žinai, nu aš ten prisijungiau, biskį keista, žinai, kažkaip ten visur language English uždėjau, bet, žinai, ten vis tiek man tekstai ten kažkokie vokiški, žinai, ten filmas irgi kažkokiu vokišku. Bet šiaip kontento daug, žinai, ten įsidėjau iš karto kokius 8 filmus, žinai, į watchlistą, galvoju, va čia, žinai, pasižiūrėsiu per tą mėnesį, kol nemokamai, žinai. Ir kažkaip su vienu irgi ten vakarė sakom, davai pažiūrim filmą, žinai, ten šoku į tą vieną, kur ten įsidėjęs, tipo, nu, ne už dyką, bet tipo už eurą ten išsinuomot, žinai. Ai, galvom, tipo, žinai, čia tas euras nedaug. Tipo, davai išsinuomot, žinai, sako, tipo, jūsų šalis netitinka ten, tipo, kur jūsų kortelė pririšta, žinai. Okay, žinai, nu gerai, tipo, nuėjau, prisijungiau per telefoną į tą Prime, žinai, pakeičiau šalį į Lietuvą. Žiūriu kontentą, kuris pas mane dabar yra tam televizoriui. Nei vieno iš tų 8 filmų, kuriuos aš ten įsidėjau, nėra jau, tipo, viso kito irgi atrodo, tai prasme, kažkokia pirma versija atrodo, kad gavau dabar, žinau, visiškai ten, tipo, bet, nu, atrodo, taip, Amazono tas kontentas, kur jų original, tipo, tam tas atrodo, kad gal ir visas yra, bet visa kita, tipo, Bet žinok, mane tas rūšas. O po to jie skundžiasi, kad mes pirataujam ir iš visko, kaip čia galima piratauti. Du prasme, čia pasityčiajimas, ypač kai digital contentas. Šito tai niekaip nesuprantu. Ir sakykime, jeigu ten, žinai, Amazonas nesiunčia, nu gerai, neturi Amazono ten warehouse'o Lietuvoje, dėl to susiuntimų brangiau, sunkiau.
Bet kai digital stuffas, tai šitą irgi nesuprantu dalykų. Šitoks bullshitas. Bet va, džiaugiuosi, Spotify nusihakinau, tai nemokamai naudojas, be reklamų. Tai awesome. Ką reiškia nusihakinau? Ai, yra daug kažkokį ten batą gali pasileisti, pakeičia ten registrus pačiam egzekė, bet reikia desktopo appsą turėti, o ne be browsinio appsą. Ir tada veikia, tai mažas džiaugsmas prieš korporacijas pas mane gyvenime. Ne, man biški liūdna, aš šiaip suprantu, kad aš piratauju, tipo nenaudoju, nesusimoku, bet sakau, va tokie dalykai mane užnisa, nes man taip pat buvo, čia sakau, anime tą One Piece noriu pasižiūrėti. Tu juokauji. Jo, žinok, ta prasme, jo neįmanoma žiūrėti, bet labai visi rekomendavo, sužiūrėjau per Netflix'o filmą, sakau, blemba, visai įdomu, kabina, noriu pažiūrėti. Seniai, aš irgi sužiūrėjau Netflix'o filmą ir tada pažiūrėjau, kiek yra anime serijų ir sakiau, ne šitam gyvenimui. Žinok, bet man tai kaip tik patiko, nes aš šnekėjau ir sako, Hebra, kad jis jau eina 24 metus, tai aš sakau, man kontento likusiam gyvenimui, awesome. Taip, ta prasme, nereikėtų kito serialo, tobulą. Jo, tai va, tai ir norėjau, žinai, pasižiūrėti ir nieko nėra, tik tai piratiniai saitai, kaip žinai, ten tie Zizonvarai buvo ir taip toliau. Tai toks, blemmas sėdi ir sakai, fuck jau, užnisam. Yra tik kažkokie tai animės transliavimo saitas, kuriame gali susimokėti, bet žinai, dėl vieno serialo mokėtis ten 9 eurus mėnesį, bullshit biškai. Crunchyroll yra toksai. Jo, man atrodo šitas. Trump, reiktų čekinti. Nu, ten daugiau visko yra. Ne, tai yra daugiau, bet bėda, kad aš nelabai ką žiūrėčiau. Įsivaizduok, 24 metai vieno serialo yra. Tai... Ai, tai aš dėl to kažkaip... Nes man, žinai, komis patiko, man trūksta būna rytais, kai atsisėdi kažką, tai žinai, valgydamas greitai sužiūrėti per 20 minučių. Tai vat jo tobulas ilgis, 20 minučių, žinai, toksai neįpareigojantis kontentas, labai gerai pusiau fone. Ir galvoju, sužiūrėčiau, bet, kaina nuo 10 eurų į mėnesį. Reikia čia. Bullshit. Nema, padarytų kokį, žinai, ką Netflix'as norėjo pačiai pradžiai padaryti, tai vienas online'inis provideris absoliučiai viso pasaulio kontento, tai smėl noriu tada mokėčiau jums. Jo, bet kažkaip visi per daug godus. Jo, ne. Kaip mums galėtų sakyti, nedėkingi šikniai esam, bet... Ne, šiaip, užknisa tas tipo, kad ten, žinai, ten, žinai, Disney'o, ten vienus filmus randu, žinai, ten Netflix'e kitus, va čia, žinai, dabar Amazon'e trečius, ten HBO, ten ketvirt, ta prasme, jo, kažkaip, taip, tipo, žinai, jeigu visus susipirktum, ten turbūt 100 eurų į mėnesį, gautus, nežinau. Ir tu visko nežiūrėsi. Tai... Ir tu visko nežiūrėsi, būtent, žinai, tu norėtum karts nuo karto vieną kitą pažiūrėti. Sakau, man tai kikino, kai ten buvo, žinai, biškis serialus tokius sekdavau. Ir tada ten vos ne HBO dažniausiai koks nors geras serialas. Ir toksai, taip, fuck, blemba, taip nenoriu. Tada, žinai, ten Mandalorianas išėjo, visi Star Warsai, galvoju, blemba, Disney, nesidėsiu dar vieną. Ir po to ten, su ten Critical Role yra, aš kur ten tokius sakau hebrantus, tai irgi padarė savo anime, galvoju, jėga reikia pažiūrėti, žiūriu per Amazoną tik tai. Ir toks, šiek tiek. Jau matai, žinai, kad dėl vieno kažkokio imti. Ir taip, tai va dabar šitą, sakykime, One Piece reikia Crunchyroll imti. Toks, guys, what the fuck. Žinai, standartizuotųsi biškai, arba va, kaip tu sakėjai, tas geras, už eurą nusiperki filmą kokį, žinai, tai va, aš galėčiau, už eurą gal ir pirkčiau subscriptioną vieno One Piece'o ir viskas. Bet dėja. Tampam teiseniais, va, aš dabar pagalvoju, ką man pasakoti. Tai kur mano laikais buvo geriau, einu pirataut. Svoločiai. Žinai, norėjau nepirataut, bet čia pradėjau galvoti, Juliau, ar galėtum man Vokietijoje atidaryti banko sąskaitą? Žiūriu. Šitas spala, man atrodo, per Revolutą neina užregistruoti? Ai, bet ne. Billing adresą. Juokauju čia, žinai. Tipo, tai žinai,
Ai, nu, bilingo adresas, jo, turėtų būti tipo kažkur čia, ne, tipo vis tiek. Jo, tau reikėtų adresą kažkokį tai nustatyti. Tai šita dalis man įdomi kaip veikti. Nes matai, aš pats kaip nelegaliai gyvenantis, nu kaip nelegaliai, aš legaliai gyvenu, viskas čia tvarko ir sutvarkyta, bet legaliai yra, kad tu kiek ten 90 dienų, jeigu gyveni toj valstybėje, turi persiregistruoti. Ir tas, žinai, toks terminas jis keistas yra, nes, nu, tu kiek nori, tiek gali būti iš tikrųjų, nebent tau jau tai prireikia, žinai, kažkokių paslaugų ar kažkom tai naudotis nori. Tai tame yra bėda. Nes, nu, su Schengenu nieks nieko nefiksuoja, kur tu varai ir kur tu nevarai. Tai, sakau, aš tik daug vėliau peregistravau savo revoliutą ant Vokietijos. Tai dabar pas mane vokiškas billing adresas. Bet, nežinau, ta prasme... O tai jūs vėl kraustysitės kažkur, jeigu sakai, kad čia... Nežinau dar. Nedavė atsakymą. Reikia jo, dabar kaip pasakė, reikia paklausti, nes mes iki naujųjų metų turim, nu, iki sausio 1 sutartį, tai nežinau. Tikiuosi, nereikės. Šiaip žiemą dar geriausias, bet... Jo. Berlyne dabar tokia padėtis žiauriai šūdina. Ta prasme, būtų sunku gauti. Labai daug žmonių ir, nu, šiaip viskas brangsta ir daug žmonių ieško. Tas geras atvejis, kur pasakoja, kad Berlynas ten pigus miestas ir kaip tik mes, kai atvarėm, turbūt pats kilimas jau buvo prasidėjęs. Tai dabar jau Berlynas nėra pigus miestas, jau jis yra toksai standartinis, pavadinkime. Bent jau kaip vakarų Europai. O kaip ten su rusais pas jūs? Yra tų rusų, bet standartinis. Apmažėjo, padaugėjo, ta prasme, nu... Na, ir rusiškos kalbos, nežinau, gal pamažėjo šiek tiek. Labai kažkaip tai, nu, nėra, kad, žinai, reikštųsi, bet gatvėse visai girdi vis tiek dar būna. Žinai, neatskirsi kartais, ar ten ukrainietis, ar rusas. Jo, nu taip. Ta dalis jų ten ir gimė yra, žinai, tai ir šneka dabar vokiškai spėjiš. Taip. Sako, daug yragi prorusiškų kabutėse vokiečių gyvenančių, nu, va, šitoj rytinėje Vokietijoje. O ne? Jo, yra. Kur ten, žinai, gyvena Vokietijoje ir myli Rusiją. Toks, tipo, visiškai sanandrumas. Galvotum, kad negali būti. Sioma, tu labai trūkčiai, bent jau man. Aha, jo, Simoliai trūkinėjai. Aha, kažkas šnekėjai, bet žinok, taip balsis tokias pridinėja. O dabar? Nu, dabar geriau. O tai kaip ten sekė ten, tipo, tą MG Baltiko bylą, aš neseniai pradėjau skaityti, žinai, kažkaip atsitiktinai, kad... Nu, aš tai, žinai, ką ten sekė. Net nesitikėjau, žinai, buvo pamiršęs. Nu, tai taip, aš tai irgi galvojau, kada... Toks buvo irgi nurašęs. Nes kažkaip, žinai, kad jau čia nieks nepasikeisti. Šiaip tai labai cool. O tai jie užskūs dabar nebegali daugiau? Tai skūs. Bet tai, kad jie apskūs, nesustabdo tipo vykdymą. Tai jie vis tiek dabar sės į kalėjimą ir jau sėdi, ta prasme, ir laukstim tipo to išaiškinimo, ten naujo. Nu, bet jau turės laukti iš kalėjimo. Tai bent kažkiek pasėdės, kaip sakant. Jo, aš tai prisipažinsiu, aš nustebau, nes aš kažkaip galvau, kad jau ten ir baigęs tuom nuostoliu, kad tipo, neišėjo, ten nekalti, nes šiaip savo pinigus perdavinėjo ir toks galvau, okei. O po to toksai, čia palauk, aukščiausias teismas šitą padarė, ne? Ar kas čia įvyko iš viso, aš nesprantu, kodėl jie dar kartą perskaičiavo nuosprendį. Jo, tai, nu, nežinau, šiaip visi žurnalistai ten, nu, ten, ką žinai, sako, tai džiaugiasi, taip sakant, kad, nu, apskritai ten daug kas džiaugiasi. Tapinas užstumė dar ant Nielsen, man atrodo, jo, nes, tipo, nu, buvo ten, tipo, kaip buvo tas pirmos instancijos teismas priėmė, tai jinai ten, tipo, kitokio sprendimo net nesitikėjau, žinai, nu, ir, ta prasme, ką? Ir tada ten po to užvarė ten ant jos, jinai tokia, ne, tai aš čia apie tai, kad partija, nes ten ir partija ten kažkaip, tipo, buvo teisiama dėl to kažkaip, tai, bet nežinau, kaip ten.
Jo, žinau, ten tas Stepanavičius buvo ypatingasis liudininkas ar kažkaip. Taip. Tai partijos gi tenai, jeigu ne pirmininkas, tai kažkas ten irgi šulų skaitys. Tai nežinau, šiaip jo, tos Davidinytės komentarą klausiau irgi. Tai tokį gerą pointą pasakė, kad šiaip ten nuo, nežinau, ten nuo 90 metų, kai tą, užkrito dabar, irgi politiką nuteisė, koks jis ten, ne Butkevičius, kaip ten. Butkevičius, ne? Nu, toks su Vainiu panašus. Vainiu? Socialiukai toksai buvo. Taip. Tai žodžiu, jo, tai tik nuo to laiko realiai nebuvo tokių dalykų, žinai, ne kartų. Ir, tipo, vis kažkaip, žinai, atrodo, kad, nu, tokia, tipo, tokia, žinai, paralelę padarė, kad, tipo, čia pas mus tokia oligarchija irgi jau Lietuvoje kažkaip pradėjo atsiradinėti, žinai. Ir kad šitas dalykas yra kaip, nu, gal atbaidys ir biškutį privers susimastyti ir užkardys, žinai, tokius dalykus, kad tu realiai gali sėsti, nes atrodo, žinai, kad jo turi babkių ir tada, nu, nesėsi. Nu, nes, tipo, viską gali pinigai susitvarkyti, nu, tipo, nėra teisybės, kaip čia pasakyti, žinai. Nu, kad, tipo, nusiperkama teisybė. Taip. Nu, tai va. Jo, čia tai geras tada tas precedentas. Tai, tipo, jo. Nebaudžiamumą. Nu, reik tikėtis, žinai. Bet kaip ten, nu, dar klausimas, nes, tipo, sakė, kad, dabar neatsimenu, irgi ten kažkokį pavyzdį davė, kad, tipo, buvo taip irgi, kad pirmos instancijos, tipo, išteisino, tada antros instancijos nebeišteisino ir tada ten trečios instancijos grąžino pirmos instancijos sprendimą. Tai, tipo, dar yra tikimybė. Nu, tai va, tai aš dėl to ir klausiu, žinai, kiek. Nu, bet jeigu sakai, kalėjime lauks, bent kažkiek. Nu, bent tiek, jo. Bet, tipo, jo, irgi aš ten, žinai, sakė, byla yra 700 puslapių. Tai, nu, yra ką skaityti, bet, tipo, sakė, kad ten tos pirmos instancijos, tai taip, tipo, žinai, nu, kad požiūris buvo toks, jeigu sako, aš ten, nu, aš neatsimenu ten tų tikslių frazių, bet ten, tipo, žinai, tai susitiksim, aš tau duosiu, ten, žinai, dovanų, ar ten kažką tokio. Nu, ir tai čia visiškai neindikuoja, kad čia, žinai, apie kyšį šnekėjo. Nu, nors ten po to ir ten pinigai ten pervedami, ar ten kažkaip, žinai, ir ten kažkokie sprendimai politiniai, apie kuriuos kalbama. Nu, nieks niekada nesako, žinai, ten telefonu ar ten kažkur rašydami, tipo, labas, tai aš tau atnešiu kyšį ir tu tada ten padaryk, žinai, ten kažką, ką man reikia. Nu taip nebendrauja, faktai, žinai. Man iškart priminė, kaip mes vadinam, irgi einam pajuokaut visi. Tai ta nu, tai tokį, jie juokauja labai daug. Are you so stupid? Tai va, o tas taip pat antros instancijos čia, kur jau pasakė, kad buvo neteisus tas pirmos instancijos, tai ten taip ir parašyta, žinai, kad, nu, tipo, yra visos indikacijos, apie ką ten šnekėjo ir kad tai, nu, taip buvo nusikaltimai daromi, žinai. O ne tiesiog ten pro pirštus pažiūrėta, tipo, ai, nu, tai čia bet kas galėjo būti, čia, jeigu sakė, atnešiu tau gėrimų dėžutę, tai čia negali sakyti, kad čia kyšį atneš, nors stumbro ten degtinės dėžutėje atnešė 100 štukų. Nu, tai, tipo, nesusiję dalykai. Jo, ypač kai dar pagalbos vaikiausiais, tai čia iš viso. Taip, nu tai va, jo. Tai žodžiu. Nu, tai vat, žinai, irgi įdomu. Nu, nes, žinai, ten, kai aš teisiausi ten, vat, su ta buvusia buto šeimininkė, tai irgi, žinai, atrodė, kad ten ta pirmos instancijos ten tas teismas, tas nieko, kad neskaitė, žinai, atrodo, tiesiog ten pažiūrėjo, nu čia tipo du pykstas, taip pat linkim per pusę ir gal praslysim, žinai. O tas antros instancijos teismas ten jau, kai tipo, jau surašyta buvo, nu tai taip viskas tiesiog perskaitė visus dokumentus ir priėmė normalų sprendimą, žinai. Taip, bet aš galvoju, tokioj byloj tai taip neturėtų būti, nu, tipo, ir negalėtų būti, manau, kad, nu, tipo, tiesiog... Toks jausmas, kad ta pirma instancija tai iš vis ten duoda botui ar kokiai programai, žinai, sumeta duomenis ir ten ką išvems ir tipo žaidimą. Ble, bet tu čia... ChatGPT. Jo. Nu,
Tu įsivaizduoji, galėtų dirbtinis intelektas spręsti ten tokius dalykus. Negalėtų ir turėtų, paėmė ir viskas. Svarbiausia, kad jo paties nepaveiktų to dirbtinio intelekto. Ne, dabar dirbtinis intelektas, kaip ir blockchainas arba overrated peer-to-peer, kaip kiti vadina, galėtų pakeisti daug tokių profesijų, kaip notarai, teisininkai, teisė. Švis AI-us būt galėtų geras teisėjas. Aišku, svarbiausia, neprimokyti ant šių dienų duomenų. Daug klausimų. Čia irgi buvo, kad čia atleido ir vėl priėmė tą ChatGPT tą dyrką. Taip, ten geras atvejis iš tikrųjų. Ta prasme, man geriausia dalis, kad jį atleido, tada išėjo su jo co-owneris, sakykim, ko iš pradėjo. Tada dalis darbuotojų, jos kitą dieną jau priėmė Microsoftas. Taip. Ir tada po 2 dienų jie visi grįžo atgal į OpenAI. Jo, nes atleido valdybą visą, kuri priėmė sprendimą. Taip, nes visas bordas susirinko ir turbūt ten taip į galvą padaužė tiem, kas ten dėl ko nesutarė, nežinau, kas ten vyko. Ne, tai bordas priėmė sprendimą atleisti, tai investoriai, aš taip suprantu, atleido bordą, priėmė naują bordą ir tada grąžino visus dirbti. Ai, taip net buvo, geras. Sakau, kad ten kažkas tai sprendimą ne bordas padarė pradinį, o... Ne, bordas. Ok, supratau. Dar geriau. Čia bordas O tu dėl ko jie ten susipyko? Tai tai, tipo, ten yra tik tais teorijos, bet, atseit, kad ten bordas buvo labiau konservatyvus ir nenorėjo ten gal taip stipriai pušinti, o tas dyrikas kaip tik, žinai, į tą pusę tokį... Pagrindinė bėda yra, aš kaip supratau, tai vėl tas toksai baimė dėl AI. Tipo, ant kiek mes galim jį greitai pušinti ir pradėti kažkam tai naudoti, arba galia kaip greit apmokyti ir tą, žinai, kad džiną paleisti iš butelio nenori. Nesako, pagrindinė bėda AI-us yra, tipo, sunaikinti žmoniją, bet jis gali, sako, sunaikinti žmoniją ne ta prasme, kad, čia supras, koks čia išnaudojimas ar dar kažką, tai bet padarys kokį AI, kuriam lieps kuo geriau daryk savaržėlės, pavyzdžiui. Tipo, kad tu gamintum savaržėlės, kaip verslo tokį įrankiuką parduoti. Ir tu įsivaizduok, parduodi įmoniai, koks direktorius susėda, sako, zaibys, paspausiu push mygtuką ir zaibys, man nieko dirbti nereikia, tegul viską masto, kur kokius pirkimus padaryti, kur ką ten investuoti, kur ką padaryti. Ir jis, kaip jis mąstys paprastai, tai reiškia, visa šita galaktika egzistuoja tam, kad būtų kuo tobulesnės ir geresnės savaržėlės padarytos. Ir tada prasidės, žinai, gamyba, nesvarbu per ką, visiškai neatkreipiant dėmesio į tai, kad žmonija kaip ir yra tų savaržėlių naudotoja. Tai čia tokių daug jie ten problemų sprendžia. Bet įdomu, kas čia bus. Bet kuriuo atveju čia kažkoks baisus signalas buvo, neaišku, kas čia darys. Šiaip norėčiau žinot, kas ten ką pušino, ar jisai pušino, ar ten bordas pušino, kad tipo... Jo, tai čia tipo ne... Neaišku, nesužinosim niekada. Jo, čia nes ten jeigu sužinotume, tai ten akcijos turbūt nukristų, ar ten kažkas ir būtų visiems blogai. Jep. Tai, nežinau, bet jo, tipo... įdomi irgi situacija. Čia dabar mūsų, kai įmonė nusipirko, tai aš dabar taip keista dirbu įmonėj, priklausau bent jau įmonėj, kurios kotiruojasi stock exchange akcijos. Tai iš principo, žinai, kokie dalykai būna įdomum iš karto tenai aiškina, ir mes jau esam pasirašę sutartį, kad negalim atskleidinėti kažkokių, žinai, vidinių sprendimų ar ten dar kažkas tai, kai vyksta. Ten skaičius, kuriuos skelbiam oficialiai, tai tik tais skaičiais ir galima šnekėti, o ne kažkokią tai, žinai, inside informaciją dalytis, nes tipo gali paveikti share kainą. Tai toks įdomus momentas, tai ten hebra irgi, žinai, būna tokių pridėta pilna saugiklių. Ir neišeis ten informacija, nes kitu atveju pat teismus taip užtampys, kad maža nepasirodys. Bet man tai faina, parodė, žinai, tie, kokią galią turi owneriai, tipo, kad ne bordas esmė. Jo, bet čia irgi šiaip įdomu, nes ten tie owneriai, jie realiai tą bordą ir tvirtina, tai ten vis tiek, tipo, žinai, buvo, kaip sakyti, jų išrinkti žmonės, nebuvo ten tokie iš kažkur atėję, žinai.
Ne, esminė dalis aiškiai, kad išsiskyrė požiūriai, va tame yra baisiausia dalis, dėl to ir sakau, neaišku, kas ten vyksta ir nėra geras ženklas, nes, reiškia, priejo kažkokio tai sprendimo, kur labai išsiskyrė požiūriai. Tai įsivaizduok, surinko žmonės, kurie patikimi, pats ir owneris dalyvavo tvirtinant bordus ir taip toliau, arba ten, kažką rekomenduojant ir priemant. Ir dabar toks atvejis, kur, tipo, aš su jumis nedirbsiu, jeigu nedarysi taip, kaip aš noriu. Biški šantažas toksai eina. Ir iš jo pusės. Arba iš bordo kažkas tai buvo, nežinau, reikalavimai dėl kažkokie tai, kurie neatitiko jo požiūrio ar norų. Nežinau. Vėl, mes sužinosim. Žinai, čia galim tik paspankti biškį apie tai. Jo. Tai ir spankstam. Jep. O Sioma dar čia? Nežinau, užsimiutina Sioma. Gal papardė? Aš čia. Okay. Išlipa iš mašinos, atrodo, arba įlipa. Ne, įlipau dar. Jau nusipirkai Bakardžio. Sioma Bakardžio varė pirkti? Jo, Bakardžio pripirkau. Ne, kaimynai ten, ta prasme, ten ne vien Bakardžio. Ir kolos dar. Tai šaunuolis, kolos Bakardžio. Ir maisto biškę. Jo. Ką švesite? Ne, čia kaimynai savo weekly shoppingą darau. Žmogui tiesiog, jo, Nupirkti stafo. Supratau. Pas mus irgi vienas kaimynas toks yra senukas, tai fainai, škotas yra. Tai mėgsta sėdėti balkonė rūkyti ir visas jo užsiėmimas tai nueina į bariuką, kuris yra už kampo gatvėje. Tenai atsisėda ir būna futbolą žiūri. Ten gal užsisasto. Gyvena gyvenimą. Ir gerai, žinai. Jo, Simple life. Simple life. Tarnautas poilsis, pavadinkime tai. Tai va. Kai dar paskui gero. Geras klausimas. Buvau čia Londone savaitgalį, tai Hebra, mačiau, žinai, Izraelio palaikymo akcija buvo ten, žinai. Ant Izraelio ar ant Palestinos užtaikai? Ne, Izraelį. Su Izraelio vėliavom vaikščiojo, žinai. Nice. Tai tipo, žinai, kadangi buvo Palestinos ir ten, žinai, kažkaip kaip ir ten ne per geriausiai suėjęs ten, žinai. Ten visko buvo, žinai, ir ten tipo kilvedžius, žinai, šnekėjo, žinai, pakvedžius, žinai, panašiai, žinai. Tai šitas, žinai, kitoks buvo. Kitoks biškį gal? Jo. Matai, kai, ta prasme, ten arabai tokie aršus ir kažkaip, kai jie ten tuos protestus daro, dažniausiai, aš kaip supratau, kad ten, biškelį nepavyksta jiem taikaus, arba bent jau tokio, žinai, labai peaceful, be dramų padaryti, žinai. Tas pusseserė buvo atvažiavus, žinai, ten į Londoną, tai mes ten, žinai, porą dienų ten pasitūsinam, tai, klausiau, kaip Belgijoje, žinai, sako, Belgijoje irgi panašiai, žinai, ta prasme, ten atvaro ten su kaukėm, žinai, ten labai jau aršiai jie ten, žinai, protestuoja, žinai. Užsidengia, žinai, veidus. Tai sako, žinai, kažkaip nesinori tada palaikyti tos Palestinos, man, žinai. Čia man įdomu, ant kiek yra, žinai, angažuojama iš kitų pusių. Nežinau, tiesiog man toksai jausmas, kad irgi aš jaučiu, kaip kūriamas tas toksai, žinai, naratyvas ir parodimas, ant kiek blogi palestiniečių streikuotojai. Neįsivaizduoju, kaip taip. Ne, kad ta prasme, UK da atvirkščiai bando tam pritempt, kad čia, žinai, prie Palestinos, prie ten žydų, žinai, Far-Right prisijungė, žinai, ir panašiai, žinai, tai kažkaip, man atrodo, čia atvirkščiai yra, žinai. Aš tik kiek pastebėjau, pasakoja, tai prie Palestinos Far-Left prisijungė ir toks ekstremistas. Taip, būtent, kad ta prasme visi sako, kad ten tipo vaukai visi ten tipo studentai, žinai, prisijungė, žinai, prie Palestinos ir tipo dainuoja ten tipo
from the river to the bank, žinai, Jo. Palestine's gonna be free ar kažkaip ten, žinai. From the river to the sea, man Jo, atrodo. from the Ar river to ten, the sea nu. yra tas jau pasakantis, kur reikia visą Nu teritoriją jo, pasiimti. Jo. tai tipo, žinai, kad labiau, žinai, ten tipo left šiaip palaiko labiau tuos palestiniečius, o tipo far right sako, kad žydus labiau palaiko. Toksai susiskaldimas, šiaip prikolinai matytas. Jo. Leftas faras į vieną pusę, raitą kitas nuėjęs. Blemba, tai aš dar, žinai, kai važiavau, variau į Londoną, tai ten paskui kažkaip newsfeedą išmetė, kad ten, tipo, Olandijoje ten irgi ten laimėjo rinkimus, ten, tipo, far right, žinai, ten, kur ten. Jo. Man atrodo, kad čia blemba kažkas, ta prasme, arba negero vyksta dabar, žinai. Tas per didelis nuėjimas į leftą dabar, tipo, backfirings, kad dabar vos net ten visi ten far rightai gaus tos laimės rinkimuose. Vos net toks įspūdis susidaro, kad geriau, kad centristai laimėtų, tai bent jau visiems gerai. Šiaip tai bus įdomu žiūrėti, kaip Amerikos prezidento rinkimais. Jeigu ten Trumpą vėl žaidžia, tada aš manau, kad jau yra tas toksai kažkas negerai darosi. Su šitais Olandijos atveju, tai jo, čia tokia nesąmonė, bet man jausmas, kad labiau tiesiog užsilikimas. Čia toks, kaip žinai, Italijoje laimėjo irgi gana dešiniųjų tokių pakraipų ir ten prieš rinkimus vadinti prorusišką partiją. Bet, žinai, ką jie padarė, tai tik tai daug pažadėjo ir nieko nedavė. Bet kuriuo atveju, žinai, vis vieną remia, tai tie gerai. Netapo dar viena Vengrija. Slovakija irgi ten bardakas kažkoks, tai prorusai visiškai laimėjo. Nu, matai, ten, aš kaip suprantu, ten visi ten laimės tą naratyvų dėl tos imigracijos, žinai, ten tų pabėgėlių, žinai, ten, žinai, ne kiti dalykai, o ten tas laimė, žinai, dabar. Man tai juokingiausia yra, kad Lietuvoje net pilnas sunerimus yra dėl pabėgėlių, ar ten dėl užsieniečių, tokia neapykanta užsieniečiams kažkokia tai jaučiama. Ir vis iki įsivėliau, net su psichoterapeutė tai šnekėjau, jo diskusija beviltiškai. Tokia nekalta man buvo, bet labai norėjau pasisakyti. Ten tipo Vilniuje siūlo, Facebook'e, Vilniuje siūlo pervadinti ten į tą Čiurlionio oro uostą. Ir galvoju, tu kam? Dabar kam tu reikia? Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Šiaip faina, viskas gražu pavadinimas, bet su ilgais pavadinimais, liežuvį nors imk ir nusilaužt. Tai Vilniaus gražus tas oro uosto pavadinimas. Kam keisti ir visą kitą. Tai, žinai, parašiau šitos perspektyvos užsieniečiam ten, tipo, kad sunku. Nes, aš iš savo patirties visiškai šneku, kai buvau Suomijoje ir negalėjau gatvės pavadinimo pasakyti ir taksų išsikviesti normaliai. Tai, tiesiog, paprasčiausiai. Tai easy, kokią laviną gavau. Tokių, žinai, kur, tipo, užsieniečiai patys savim pasirūpins, ten, tipo, Lietuva lietuviams vos, nežinai, tokiam lygmenį ir visos tokios puinios. Ir toks, paskaitau, tokiai, nežinau, kam aš iš čia. Tai toks biškai liūdesėlis apimi. Nu jo, bet Juliau, nevadintų šitą pavadinimą. Būtų kaip Amerikoje, JFK Airport. Jo, MKC būtų, bet kuriuo atveju tavo Čiurlionį dabar Cirlionį vadintų. Tai ar tau turėtų? Tai, come on, why? Čia, žinai, kaip tas Juozo Tumanto Vaižganto stotelė irgi. Tipo, važiavau kažkada čia į autobusą ir Juozo Tumo Vaižganto stotelė. Taip ir įsivaizduoju, kaip užsienietis užsirašant lapelio, man reikia išlikti Juozo Tumo Vaižganto stotelė. Tai, žinai, mes tai, kai tu žinai tą dalyką, tai pasakai, tenai greitą kalbę ir iš karto pagauni, kur kas yra, bet kadangi aš mokiausi užsienio kalbos, žinau, kaip taip neveikia. Kai gauni vokišką žodį su 50 raidžių iš eilės, ir net nežinai, kurioje vietoje kvėpuoti, o kurioje vietoje sustoti, bet darant tais visus garsus. Čia 15, tada man šitą, bet žinai, aš prisipažinsiu, man tai gražus pavadinimas būtų, aš kažkaip... Tai aš jau pastebėjau, kad tu kitoj barikadų pusėje, tai aš jau nebesišnekėsiu 15 minučių. Bet aš dabar galvoju, žinai, šiaip turbūt, man sakyčiau, jo, gal
tie pavadinimai tokie turi daugiau prasmės, kai yra daugiau tų oro uostų. Nu, Vilniuje yra tik vienas oro uostas. Tai, tipo, Būtent. nu, Aš tai dėl to ir sakau, Vilniaus kad oro net- uostas, tipo, žinai. Taip. Ta prasme, aš nieko prieš pavadinimą, nu gerai, aš turiu prieš pavadinimą irgi, nemeluosiu. Bet, ta prasme, man pirmas dalykas, kas kliūna, kam iš vis keisti. Aš suprantu, darytų antrą oro uostą arba statytų naują ir šitą uždarinėtų. Tada tiesiog, kad nesimaišytų, visai kita vieta, kitas pavadinimas, Ja. tada yra darome. Bet kai yra tas pats ir tiesiog mes neturim ką veikti, davai pakeiskim. Nu kam? Tai toksai tiesiog, žinai, kai neturi fantazijos ir neturi ką veikti, užsiėmimas atrodo ir tiek. Aišku, aš suprantu, kad viską, kas nauja, yra faina. Bet jau geriau tada pavadinti Juliaus Liuberto, jau bent jau, nėra čia raidės. Oro uostas. Žaščiusias. Jo, arba žaščiūžės. Jo, būtent. Tegul tarė. Ir šiai trumpesnis bent jau. Tik ant lapuko neužsirašys. Na, nežinau, bet kad ten kažkaip nejuda, nieks ten dėl to pavadinimo, man atrodo, čia... Aš nėra irgi ką nežinau, diskutuot. bet čia ta diskusija vis grįžta. Čia kaip su metro, žinok, Vilniaus. Aš žiūriu, vis grįžta ir grįžta ta diskusija. Tai vis ten kažkoks tai atsiranda iš kažkur, tai tipo vėl tą reikia pašnekėti. Man toks jausmas, žinai, kad yra kokie nors aktyvčikų grupė, čia kaip stovyčių, kur buvo, kurie neturi ką veikti, reikia prastumti kažkaip pinigų išplauti ar kažkokią nesąmonę padaryti už pinigus žmonių. Davai, stengiamės. Ai, ne, čia biškių kitaip buvo. Tu nežinai, iš kur ta idėja atsirado? Vyčio? Ne, ne Vyčio oro Čiurlionio? uosto. Mhm. Ne. Čia Tapino yra idėja. Jisai, aš neatsimenu, čia jie Laisvės TV pirmas sezonas gal buvo. Ir jie tipo tada ten buvo jau naujų metų išvakarės, gal ten tas kalėdinis ten kažkoks. Ir jie tada tipo išsikėlė tris tikslus. Tokius, New Year's resolutions. Tai va, tipo, kad bandys pasiūlyti idėją tokią, kad tipo pavadinti Vilniaus oro uostą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardu. Tada kitas, kad mokyklose būtų šachmatų klasės kažkoks toks ir trečio neatsimenu. Vienas jo oro uostas, kitas šachmatai ir trečias ten, gal irgi ten kažkas su knygom dar kažką. Tokius tipo, žinai. Okay. Tai jo, bet jie ten po to ir ataskaitą darė ten. Tai vat dėl šito tai sakė, kad jo, kad ten panašu, kad nepavyks, tai aš kažkaip ten ir daugiau jie apie tai nekalbėjo, tai nežinau, kiek ten tų metų, nors aš neatsimenu, ar ten pirmais metais buvo ar kuriais. Tai... Vėl išlindo tada galiu pasakyti, ta prasme vėl buvo jau straipsnėje, tai man tiesiog tada įdomu, žinai, kokia čia proga ir kas tą ištraukė, jeigu jie patys paleido, bet... Nes idėja tai buvo tiesiog tokia, tipo, gal todėl aš ir pritariu, žinai, nes tipo, Tapinas čia pasiūlė, jie čia teisingai vadina. Tai, tipo, nežinau, neatrodo, jeigu nepavadins, tai man neatrodo tragedija, jeigu pavadintų, tai, ką žinau, atrodytų, tipo, okei, žinai, jie ten užsieniuose ten turi tų tokių pavadinimų tų oro uostų, bet jo, iš kitos pusės pagalvojus, ką mes čia vieną tą oro uostą turim, tipo... Ne, mano požiūris yra paprastesnis, tu prasme, žinau, kad yra ten Saint-Exupéry ir kiti ten oro uostai, ar dar kažkas. Taip. Bet, žinai, suprantu, Vilniaus oro uostas vadintųsi fucking oro uostas. Čia kaip tas miestelis Austrijoje, kuris fucking vadino. Visi ten mėgdavosi fotkintis ir ten miestelis sakė, nepervadinsim, nes čia nesąmonė, bet dėja pasidavė ir pervadino irgi. Tai atrodo, fucking ar iš fucking kažkaip fucking ar kažką pervadino, nesmė, bet miestelis vien dėl šito persivadino. Kinda makes sense, bet Vilnius, jis neturi kažkokios, žinai, konotacijas kažkokia kita kalba. Tai tiesiog toksai atrodo, žinai, nereikalingas visiškai darbas, pastangos. Tai kad čia, žinai, kad, aiškiai, pastangos, pastangų nėra, man. Aš nežinau, neįsivaizduoju, kiek sudėtinga ar nesudėtinga atrodo, kad aš pakeitė pavadinimą, tipo, Įsivaizduoju, kiek vizitinių kortelių, skambinėti per duombazės, keiskite VNO į MKC ir visą kitą. Tu prasme, neuždyka tokį dalyką kaip sistema. Aš nesakau, kad čia milijardai kainuos, bet tai nebus uždyka. Mygtuko paspaudimas ir viskas. Bet tai husky.
Bet sakau, man pagrindinis dalykas vis tiek. Pavadinimo ilgumas ir žaščiūžė raidės. Man taip tas Vano ir Vilnius tinka, aišku, ir taip toliau, kad all good. Ir tiesiog pervadint, kad pervadint. Nesakau, esminis dalykas būtų, jeigu būtų antras oro uostas, tada sure, prasme, varom. Lievas pavadinimas, geresnį galima, bet varom. Geriau negu Vilniaus antrasis oro uostas. Vilniaus antras. Nes, pavyzdžiui, galėtų ir, ne, Dvarčionėse nereikia uosto, galėtų pavadinti, žinai, daro ten. Nu, bet, sakau, čia išsiskiria požiūriai, kas yra normalu. Kirtimų oro uostas. Jo, va, Kirtimų oro uostas. Arba Naujosios Vilnios oro uostas. Tai Vilniaus oro uostas yra Kirtimuose, tada, kur ten. Jo. Į ten prie to čiganų taboro buvusio. Jep. Buvo, Kirtimų oro uostas, kaip liūdna būtų. Man nesiūlyk pavadinimų gerai. Priprastum, būtų normalu. Nu va, Kirtimų geriau negu Čiurlionė. Tada rimtai Kirtimų. Man patinka savo tavo pavadinimas. Ir čia Ž nėra ir trumpas. KTO. Va, su Kauno maišysis tam, ne? Kažkaip ten irgi pas jos yra. Ne, Kaunas tai Kun, man atrodo. Ai, Kun. Tai būtų KTO ir Kun. Arba KTI. Jo. Kirtimai. Bet Kauno ir yra Kauno, ne? Ne, irgi nėra kažkoks. Kauno irgi yra Kauno oro uostas. Kauno, man atrodo, po 5 metų pervadinasi Matijošaičio oro uostas. O jo. Visvaldo Matijošaičio oro uostas. Tai VMO bus, krūtai. Tai geriau būtų, jeigu kokias suras, kad tipo būtų kokia ten, nu, ten, kokio Gintauto, ten Tumėnų, tai būtų GTA, žinai. Tai visi varyti, žinai. Nu jo, dėl GTA tai tikrai suveiktų. Jo. Šnekant apie GTA, čia po savaitės turėtų anonsuoti kažką tai apie 6 GTA. Kai bus gerai. Ai, kažkaip man tai GTA nei vienas nekabino kažkaip, nu, nežinau. Nebuvo, kad tu ten apžaidėjai kažkurį ten belenkiek. Ne tu žemėlapį ant sienos turėjo būti kabinės. Čia gal įlenis. Ne. Man atrodo, nei vienas. Aš PlayStation aš turėjau, kai antrą, tai ten tipo įkėti žaidžiau, nes neturėjau, ką ten kažkaip ką veisinai, ten pasiskolinau iš Beną, bet man kažkaip jis, na, praėjau, bet neužkabinais man ten kažkaip. O aš tai tiesą sakant, jo niekad nepraėjau. Aš kiek GTA žaidžiau, tai sėdu su mašina pasivažinėjau, kur akis mato ir man užtenka, kai išjungiu žaidimą. Nu, ten tas misijas tokias, žinai, darai, nu, ten gal, žinai, ten tas labiau, žinai, pats žaidimas tai mane užkabino, gal ten storylinas, ten visokių ten gangsterių, ten kaip jie šneka, gal įdomiau, žinai, ten neužinai, ten pasiklausai, ten to slengo, žinai. Bet galų gale, ten nusibosta, žinai, viską. Kažką mačiau, tipo, kad ten padarys, kad tu ten, tipo, klausaisi važinėdamas tos radijos, kur ten podcastų gali klausyti, kažką tokio. O, būtų geras. Dar ypač kaip prigeneruotų, žinai, vis naujų kokių da. O, šitas būtų. Su AI-umi įsivaizduok, pridarai. Nes aš girdėjau, nu čia gandai dabar eina, nu žinai, GTA 6 aš nėra, kad kaip žaidimo laukia, bet labiau kaip techninio achievemento čia visi laukia. Tai jau pradėjo visi svaigt, kad gal įdės AI į MPC personažus ir kad jie ten galės šnekėti, žinai, beleką, irgi išmokyti ten kokią nors frazę ar dar kokios nesąmonės. Nu, vat to, žinai, bandytų šnektos. Tai prikolas būtų irgi ten, jeigu, žinai, šnekėti beleką ir belekiek gali. Tai radija irgi, va dabar kaip pasakai, podcastas pagau irgi gera vieta iš tikrųjų. Pabandyti, žinai, pažiūrėti, ar galima prigeneruoti podcastus su ChatGPT, pavyzdžiui. Teksto tai gali pridaryti, žinai, kažkokio, kuris skaitai ir tu, okei, visai. Ne, ten turėjau omeny, kad, tipo, Robino ten tau pasileis galėsi ten spalėti kažką, žinai. Pažiūrėjau podcastus, tipo. Geras. Šiaip šitas kinda makes sense, jeigu jį galima būtų klausyti. Dar ten, žinai, kai su Elonu Musku ką nors šneka. Dar kokį Lex Friedmaną pridėtų irgi. Šitam vadina. Ar tikrai Lexus? Jo,
Lex Friedmanas. Okay. Bet neatsimenu, ar čia Bayeris buvo, ar čia kažkaip. Nu, sužinosim, pamatysim. Aš nesivaizduoju, dabar sakau, su to bent jau žaidimu tai gandai labai eina. Ir šiaip aš jau nelabai ką nors čia seku iš tų žaidimų, bet įdomu kartais pasižiūrėti, žinai, kokių naujienų būna, ar ką nors papasakoti. Bet sakau, paskutinis dalykas, tai man Vovo tas hardcore modas. Vėl pradėjau video fone žiūrėti, tai toksai nostalgija apėmė ir toksai, tenai nuėjo, tenai krūtai irgi. Bet plemba, Vovas vis dar tiek pat kainuoja, jūs įsivaizduojat? Crazy. O kiek kainuoja? 12 eurų. Per mėnesį? Mm. O mes tiek mokėdavom? Jep. O šiek iš kur pas mus pinigų tiek buvo? Nu va. Mes ilgai nežaidėm. Bet man, žinau, būdavo skausmingas dalykas, nes aš visą laiką... Aš urdyką turėjau ir kažkam buvau davęs urdyką dar. Ne, nes mano draugelis kai dirbo. Tai tau buvo padaręs, rims. Taip. Taigi tavo Prancūzijai Blizzard'e dirbo kažkoks draugelis. Taip. Geras. Nice. Šitas geras bayeris, teisingai, nes tikrai nebūtų mokėjęs tai turbūt 12 eurų. Bet vis tiek, ką noriu pasakyti, kad vis viena, žinai, tiek kainuoja ir subscription modas ir jau tiek metų eina. Tai tu įsivaizduok, kiek babkių yra pasidaręs Blizzard'as. Ta prasme, jau vieno šito žaidimo. Ir crazy. Aišku, jie dabar jau daug ką yra pakyšę po šito subscriptionų, bet iš kitos pusės man keista, kai jie, pavyzdžiui, dar pardavinėja ekstra visokių dalykų. Ten, žinai, mountus, dar kokias ten gyvūnėlius, dar visokias nesąmonės. Už dar papildomus pinigus. Čia dabar irgi, jau kad prakalbam. Draugelis, kolega nusipirko mašiną, Škodą, ne kažkokį ten super puper, žinai. Ir tipo irgi, žinai, sako, kad yra GPS-as, bet tipo, jį rodo tam, šoniniam dashboard'e. O jeigu nori matyti tam, kur vairas yra, tipo, kur tavo kaip ten vadinasi, dabar pamiršau. Kaip priekė panelė ta tiesiog. Panelė jo, tai čia kur ten tavo greitį rodo, ten visą skidelį. Greitį ir Jo. Tai tada, tipo, turi pirkti subscriptioną. Really? Jo. What the fuck? Aš mačiau ten, aš nežinau, ar čia teisybė ar ne, bet ten mačiau, tipo, tokių memų, kad ten jeigu nusipirki Mersą, jeigu nori, kad būtų šildomas sėdynės, ten kažkokias ir turi pirkti papildomą subscriptioną, žinai, tipo, ten basic nėra, bet už subscriptioną. Aš žinok, šitos bairius girdėjau, bet su sėdynėm šildomom, tipo, kad nebedaro šildomų sėdynių, jeigu ten subscriptioną nepaėmė. Aš tai girdėjau, man atrodo, čia Tesla padarė viską, nuo Teslos padarė. Prasidėjo, ne? Visada kažkas turi pradėti. Man tai žiauru šitas dalykas iš tikrųjų yra. Ta prasme, aišku, aš suprantu, kad naujovė reikia pinigų prisidaryti, bet kai atima dalyką, kurį turėjai, tai tada toks, tas, nežinau kaip pavadinti, godumas konkretnas. Aišku, įsivaizduoju, pateikė, žinai, kaip tipo, nereikia brangesnės komplektacijos pirkti, tiesiog nusipirki kaip OLE standartą ir subscriptioną ten metų ir tada gausi ten. Po to po metų prasitėsi iki 3. Įdomu, kiek tas subscriptionas turi būti. Nors blemba lievai, pripranti, po to atjungia ir viskas skaitys. Ne fanas aš šitą reikalą. Yra niuansų, taip sakant. Fuck it. Čia net ne niuansas, čia šiaip šikna. Ne, čia įsivaizduok, tipo, įsikeli į butą ir tada, jeigu nori turėti daugiau temperatūros. Šildymą. Jau šildymą, kur haneriui turi mokėti daugiau pinigų. Taip. Ir aš laukiu, nes laukiu, kada tai bus. Įsivaizduok, nors mes, jau dabar mokam šildymo subscriptionas, kaip ir jau yra. Būtų keista, žinai, jeigu dar papildų. Ne, tu čia moki už... Ne, fuck. Nepatiko. Nereikia taip daryti.
Jo, vat, ir šnekam skundžiamės apie tai, kaip reikia mokėti už dalykus. Tas pats gaunas ir su mūsų šitais video. Reikia susimokėti irgi, kad galėtumėm šnekėtis. Žiauru. Varylenis. Hello, hello. Tai. Aš Ir kokį mobilus greičiau pusvalandį gali. propulsiu, žinokit, ir irgi propulsiu. Viskas turbūt pramiegojo. Jo, panašu, kad. Bet jis neparašė, kad bus, ar ne? Kaip mūsų įdomiai sudėjo ekranus, pirmą kartą matau taip. Dažnai man, kaip visada, vieną šalia Trys kito. rodo vieną šalia kito ekranus. Jo, Nu, geras, man tai rodydavo du viršui, vienas apačioj. bet tu čia gali, ką žinau, monitorius gal didesnis pastavė. Ne, nėra. Very interesting. Aš ką tik išmečiau. O. Jo, Kristas tai panašu, kad pramiegojo, turbūt. Nes jis nieko neatrašė, ar jam tinka ar netinka, tai reikalų gal turėjo irgi. Gal kažkaip, jo, kažkokia ten jau laisvadienis koks nors ir ten koks nors kitoks. Nu, matai, pasibiški sudėtingiau pasirytas, tai įsivaizduoju, kad kryšiui keltis 8 ryto arba dabar 9. Ja. Tai čia challenge'as. Nu tai ką, taip dėl draugų. Žiūriu dabar World of Warcraft subscriptionus, tai rašo, kad petą gauni, jeigu nusipirki tenai 12 mėnesių subscription. Ką gauni? Pasirodo, mountą, ta prasme, kad skraidžiat galėsi, gyvūnėlį duos. Okay. Tie petai man tai... Taigi ne, nereikalingi jie yra. Bet man įdomu, kad aš sumelavau su kaina. Tipo 12 eurų kainuoja tik tai, jeigu jimi 12 mėnesių. Tai jeigu imtum tik mėnesį, iš vis 15 eurų. Taip, sakai, nepasikeitė? Taip, ta prasme, pyzė, kaip brangiai. Bet čia tai visą laiką buvo, žinai. Žodžiu, Netflixas geriau. Ką šiaip veikėte, ką geresnio gaminat laisvalakį, jeigu turit nuo vaikų? Galvoju. Nėra laisvalakį nuo vaikų, tai. Ne, kažkaip čia į kiną buvom nuvarę, kai pasakojau, ten į Kanų liūtus. Į Kanų liūtus, gal ir filmą kokį. Jo, Druskininkuose buvo užpraeitą savaitgalį. Slidinėjai gal? Aha, jis nuo Arena nuvarė, su Vina irgi. Nice. Ir kaip nuo Arena laikos normaliai? Nu, ten kaip tik vyko kažkoks ten Baltic Cup, tai ten 2/3 slidininkam, 1/3 mirtingiesiam. Jo, bet, pažinai, normaliai, ką žinai, ten vis tiek pavyko paraidinti. Norėjau pavažinėti, nes batus naujus nusipirkau, pažiūrėti, ar gerai ten viskas įveisti. Nice, okay. Aš kelnes dar nenusipirkau, bet jo, šiaip Blue Tomato, kai atsiuntei, tai pasižiūrėjau geras, prieš savaitę kaip tik praeidinėjau šalia, net nepastebėjau, kad tenai. Ai, kad visą, nėra kažkur ten šiknoje. Ne, nėra kur ir gyvenu, bet buvom į tą kampą nuvarę su Jolka ir praeidinėjom tenai. Pagalvojau, geras, kaip tik tenai praėjom. Bet reikia specialiai nuvažiuoti. Nu tai va, pas mus jau čia žiema Lietuvoje visiškai. O žinok, Vokietija irgi, tu prasme, tiek sniego nebuvo. Jeigu anksčiau būdavo pasninga naktį, tai ištirpsta diena, o šiandien visą dieną sninga ir viskas balta, kas yra neįprasta. O tai Liepkalnis atsidarė. Tai važiuoja. Tai reikės gal Liepkalnį pašaut. Kada, čia nežinau. Gedžiu parašiau, tai tas ten kažką apsirgęs, kažką nusidaužęs, tai sakė. Sakė, dar ne. Kada nors. Kas čia dar galvoju. Reikia parašyti tam transferiui teisingai, kad jūs neprisijungėt dėl atostogų.
Jo, parašyk, kad mūsų nebus gaila. Nesakau, mums tai geriausiai taip atvarė ir bilietai nukencelinti. Tai toksai. Okay. Darbe čia pas mane biški pokyčiai. O kas pas tave tenai? Nu, tipo, aš jau buvau išėjęs į tokį naują produktą. Dabar, tipo, stabdo tą mūsų produktą, nes kažkaip mes ten nepasiteisinom, tai reiks keisti timą kažkur kitur, reiks pradėti darbuotis. Nu, bet viskas normaliai, taip siūlo čia. Bet tipo Yra. perėmė timą jūsų, ne? Jo, ten frontenderius tik tais, nes backendas ten toliau galės visokius ten projektėlius kepti jiems ten. Su ta dalim tai pavažiuoja, kitiems servisams pardavinės, nu, ne pardavinės, gamins. Na. Tai O tai tu įsivaizduoji, kokį timą pereidinės ir dar dabar tai viskas neaišku, ką buvo? nu, ne, aš jau su visais pašnekėjau, tai jau iš principo turbūt aišku, ten, nu, grįšiu greičiausiai, nu, ne greičiausiai, tikrai grįšiu į tą, kuriame buvau jau, tai tik ten man. Bet tai biškė bidna vis tiek, kai nepaėjo produktas ir realiai Jo, išmeta. nu gaila, žinai, nes vis tiek ten stengiamės dirbom, žinai, norėjos, taip sakant, kad pavyktų. Tai šiaip timas labai fainas buvo iš tiesų. Tai biškai gaila, kad su tai žmonėm nebeteks ten kasdien darbuotis. Tai dėl šito labai gaila iš tiesų, nes labai ten mes visai susibičiuliavę buvom, visi tokie, žinai, skirtingi, bet kažkaip visi tokie bendraujantis, ten, nu, turiu omeny kažkaip pagarbos pilni vieni kitiem, tai žinai, tipo, smagu visi ten visko pasirašo, žinai, nori kaip komanda kartu, žinai, veikti dalykus, tai tada fainai, žinai, kažkaip jautiesi tada kaip komanda, nes visada lėva, žinai, ten, tipo, nu, darom team buildingą, tai ten tada visų pirma negali susiderinti, kad visiems tiktų, tada pusė neateina, nes jiem netinka, žinai, nu, ir toks, tipo, supranti, kad niekas nekomitina, ten ar kažkaip. Bet pas mus kažkaip tai va, šito nebuvo, žinai, ten visi tokie, jo, davai, žinai, kažkas tokio, jo, davai, žinai. Tai dabar reikia, žinai, vos ne kito produkto kažkokio laukti ir visiems vos nesustart, davai visi vėl prašom kitą darysime. Bet, jo, aš suprantu, čia toksai ir yra atvejis, kur tipo kažką darai ir komanda tuo pačiu, bet ir tuo pačiu tiki, žinai, dalyką, kurį gamini ir po to toksai, nope, sorry, bandė darėt, kaip sakant, dirbi už pinigus, indien. Jo, tai čia, žinai, tikrai nebuvo toks tipo, kad, o ne, kaip netikėta, nu, tu prasme, žinai, matom, kad, tipo, pardavimai kažkokie daro, nu, kaip, tu prasme, norime, kad tų pardavimų būtų, bet jų vis nėra, nu, tai tipo, negerai, tai jie turėtų būti, ta prasme, tai tada faktas, kad ir kažko ten daugiau atsiranda, žinai, ir pinigų, ir žmonių prisamdo ir taip toliau, bet kai tipo, niekas nevažiuoja, tai tada tipo, kažkada matyt kažkas turės keistis, arba ten, žinai, kažką atleis, ar ten kažkaip, nežinau, kažkas, nu, įvyk, nu, gal nežinau, žinai. Bet aš spėjau, nieko neatleido pas jūs, tiesiog išmėtė po komandą. Jo, nu, ta prasme, kad, žinai, pareiktų, trūksta tų darbų visur, vis tiek, tai, žinai, tai pas mus, nu, mes su rinkimais pašnekėjom, visiems žmonių reikia, žinai, nu, tai, tipo... Tai sako, jums baigėt žaist, einat normaliai dabar dirbti. Nu, jo, ten kiti produktai, ten važiuojantis yra, žinai, tai, bet... Jo, žiūrėk, fainai, kai, žinai, paskui produktai, dabar aš pradėjau galvoti iš savo pusės, tai pas mus, žinai, kai žaidimus darom, tai iš principo irgi produktas yra, gali tai pavadinti. Taip. Tai irgi pagalvojau, kad mes vienu metu kaip įmonė 3 produktus laikėm. Šiaip mūsų nėra daug, tai toks, žinai, būdavo blaškymasis. Tai aš vienu metu iš vis per visus 3 lakstydavau, kaip pagalvojau, žaidimus. Tai ir vieną ir kitą, nu, gerai, ne žaidimus, produktus. Tai irgi toksai buvo įdomus momentas. Tai irgi po to vieną, kai žaidimą jau nutraukti, nusprendėm. Tai aš prisipažinsiu, mano jausmas buvo biškai kitoks. Man tai buvo toksai, ačiū Dievui, gerai, ten jau su tuo nereikės daryti, nes ten ir pipeline'as ir kai buvo kai kas padaryta, tai buvo šudinai biškai. Ir toks pagalvoju, ačiū Dievui, pagaliau nužudė tą, tipo, nebereikės palaikyti lavonėlio. Tai dabar yra kitas žaidimas, kur irgi jau tokį požiūrį jau turiu, kur tipo laukiu, kada jį nutrauks, nes
šiaip jis pinigus generuoja, daro, bet toks jau vis tiek matosi, žinai, kai būna produktas, kuriam tu kuri naujus featuresus ir darai, ir planuoji, ir tenai daug matosi, žinai, to pastangų protinių eina. Ir yra tie, kurie daro savo, bet komanda yra kaip įmanoma sumažinta ir yra palikti keli žmonės, kurie tik tai palaiko, žinai, kad, sakykime, iš programerių pusės, kad vis dar eitų ir nebirėtų daiktas. Naujų featuresų beveik nedaroma, nebent, žinai, vienas į metus kažką tai sugalvoja ten kažkur tai pataisyti, bet dažniausiai kokio vieno žmogaus iniciatyva, o ne kad nusprendžia leadershipas, vadinkim. Tai va, tokie jau, kaip stadijai tokioj būna žaidimas, tai jau matos, kad toksai, okei. Biškai kitaip, bet iš principo apie tą patį galima sakyti. Jo. Biznis. Žinai, tada ten supranti, ta prasme, vis tiek biznis sprendžia dalykus. Jeigu nori pats spręsti, tai tada savo tam turi daryti ir tada gali nepriminėti, žinai, kažkokių sprendimų tokių, bet vis tiek viskam reikia pinigų. Tai ten, žinai, iš altruizmo nieko didelio nepadarysi, taip sakant. Vis tiek tada, jeigu tu nori, žinai, daryti kažką, kas... Nors negali sakyti, va, žaidimų, tarkim, mane tai esugi girdėjęs, kad tie indie game, ten vienas piūvas 6 metus ten daro kažkokį game, vienas padaro, ir ten tada žaidžia žmonės, iš to gyvent gali. Aš turiu kitą variantą, kur seku vieną bičą. Dabar, žinai, tokių indie atveju, tai smagu klausyti tokių, bet kiek yra tokių, kurie 6 metus kūrė ir padarė ir nieks nebežino. Nieks nežino. Tai šito tu ir nežinosi, bet yra fainas vienas, kuris pastoviai dalinasi, tai jis kūrė, kaip jisai pats vadino, I'm making shovelware games. Tai, tie, kur, žinai, būdavo vis laikas Bornikuose 900 gamesų ir ten tokie, kurio tu tikrai nežaisi, toks lėvas. Tai va, jis tuos žaidimus darė. Tai jisai ten nuo 2002 kūrė indies. Tai sako, I was indie before indie was popular. Indie was even indie. Jo, I'm the real indie, sako. Dabartiniai indie, jūs nesate indie, sako. Tai jo man biznio modelis irgi įdomus yra. Tai irgi sukūrė iš principo kokius 6 žaidimus per tuos visus metus. Bet ką jis dabar daro ir tai jau seniai pradėjo, tai remasterina tos žaidimus. Jis irgi sako, I started remastering games before it was cool, irgi. Tai jisai, sako, po 2 metus užtrunka prie vieno žaidimo ir tada tos pabiški sukūrė žaidimus, tada sako, kai jau padariau 6, ten fanai, kiek jis turi, pradėjo skūstis, kad tipo, jau tas ten neveikia, nes ten pasikeitė DOS'o versija ir tipo neįmanoma paleisti. Tai sako, tai gerai, tai remasterinsiu, perrašysiu kodą, padarysiu, paruošiu, biški grafiką atnaujinsiu ir išleisiu. Jo, ir jis realiai taip daro, tai jis dabar taip ir gyvena, sako, taip kas 2 metus tos pačius 6 geimus vis taip ir suka, žinai, ratų vis atnaujina. Ir normaliai, dabar kai dar Kickstarteris atsirado, tai jis iš tų pačių fanų dar už Kickstarterį susirenka pinigų, tada perleidžia žaidimą ir parduoda. Sako, stebuklų nepasidarau, bet sako, man ir žmonai vadviese gyvenam ir zaibys. Tai tiesiog, žinai, kiekvienas ten savo kažkokią nišą susikūrė ir kaip kas sugeba gyventi. Bet aišku, yra tokių atvejų, kur čia, pavyzdžiui, Stardew Valley. Vienas bičas sėdėjo, nei jis programuot mokėjo, nei jis nieko mokėjo, tiesiog atsisėdo, noriu padaryti žaidimą savo, nes ten žinau. Jis realiai nukopijavo, ten toks Harvest Moon buvo žaidimas, Nintendo padarytas, ir jis sakė, aš tokį patį noriu savo padaryti. Sėdėjo beveik 10 metų, draugė jį išlaikė. Jisai tiesiog darė tą žaidą, išmoko programinti, išmoko piešti pixel artą, paėmė išleido ir dabar ten milijonų prisidarė. Ir toliau sėdi, tą patį žaidimą daro. Bet jau daro tokių, žinai, kur tipo realiai pardavimų nepadarys, bet sako, aš dabar pinigų turiu tiek, kad man net uždirbti nebereikia, sako. Tai cheers. Ir tipo toliau ten update'us leidžia už dyką to žaidimą. Toksai, žinai, žmogaus gyvenimo svajonė. Tai čia anonsavo kažkada naują žaidimą, kad daro, tai bus įdomu pasižiūrėti, čia visi vėl svaigsta. Tai aiškiai vėl milijonų prisidarys. Bet sakau, tokių ir, žinai, būna atikų, kur ten užsikabina ir ten jau, bet ten jau matęs, kad daug pridėta yra visko.
Bet galima 10 metų sėdėti, aš tai Ne, nu, negaliu. nu, Bet čia ten, reikia kantrybės turėti, žinai. taip. Tipo, Žinai, kad ne vien kantrybės, įsivaizduok, tu kažką darai, kur tu absoliučiai, žinai, lengvai tai žiūrėti, atgal žiūrint, bet dabar įsivaizduok, tu pasakai, jinai, 10 metų sėdėsiu, nieko neuždirbsiu, visiškai nežinau, ar pasiteisins, bet tiesiog noriu daryti, žinai, ir toks, nu, okei. Nu, tu pažinai, kai eina suportų žmogus, sakys, nu gerai, bus sunku, bet it's your dream, žinai, nu, tai ir Giedrius sėdi 10 metų Rusy, neišlenda niekur, daro, žinai, gėjimus. Man tai čia toksai, žinai, kosmosas, nes lengva tokį dalyką vertinti, kai tu uždirbi galų gale, bet nieks to negarantavo jam. jo, tai prasme, kad čia būtent čia tokia visiška loterija, žinai, tipo, kad ar čia tau pažinai, nu. Taip. Bet vėlgi, žinai, jeigu žmogus 10 metų ėjo, tai tada, nu, nežinau, nu, negali tada nepasisekti, žinai, tipo, tai priklauso, kad pasisekti, neįsivaizduoju. Žinok, sunku pasakyti, aš šito dalyko nesuprantu, nes čia man ir įdomus dalykas pasaulio, kaip jis veikia. Aš iš tikrųjų norėčiau suvokti, kiek yra tų nesėkmingų atvejų, nes ir jų garantuotai yra, bet įdomu, kiek daug. Nes dauguma nesėkmingų atvejų būna tai, kur žmonės tiesiog daro kažką, pavargsta ir nebedaro. Tai aš manau, tokių yra dauguma nesėkmingų atvejų. Bet žinai, kai tu kažką padarai iki galo, pateiki kaip produktą, tai įmanoma. Bet čia dar vienas pavyzdys, jeigu įdomu. Tokį sekų vienas Olandas yra. Tai irgi žaidimus kūrė vienas daro. Tai pradėjo, sako, kai vos tik atsirado išmanieji telefonai, tai jisai ten pradėjo daryti. Ir irgi ten kažkokiu, žinai, sakė, niekad hitų nepadariau, bet jo tipo tikslas yra, jisai stengiasi uždirbti kasmet nedaugiau 60 000 eurų. Ir tipo, jo kažkada klausė, tenai, kodėl po tokia sumoja, nu, tipo, ar ne per mažai. Jisai sako, dėl to, kad už ją nereikia mokesčių mokėti Olandijai. Nu, ten yra kažkas, tipo, low income'as ar dar kažkas. Tai jisai tiesiog sako, darau tai, kas man patinka, aš tų pinigų visiškai neprarandu ir realiai visus šitos pinigus pravalgau, nu, ir sunaudoju ir sako, turiu namą, man nieko nereikia, sako daugiau. Tai jis tiesiog ant to gyvena ir viskas. Tai sako, blogiausia būna metai, kai uždirbu daugiau negu 60 000. Sako, tada tik mokesčius reikia mokėti, kai jau visą sumą ten, žinai, biurokratija prasideda, sako, buhalterį reikia samdyti ir visą kitą. Tai sako, tai irgi ten buvo faina video jisai įdėjęs, tai tipo pateikė, žinai, statistiką, kaip jiems sekėsi. Tai sako, žinai, vieni metai buvo jam blogiausiai, kur jisai ten, sako, uždirbo tik tai gal 40 000 eurų. Nu, kur šikna, kai pagalvoja, iš tikrųjų, 40 000 nu nėra tiek daug. Nu, vis tiek geri pinigai, bet nėra daug. Bet buvo ir tokių metų, kur jisai 120 000 uždirbo, tai, žinai, kintantis. Bet kaip supratau, vidurkis jam apie šiam ir išeina visą laiką, nes jis ten ant to taiko. Geras. Jo. Tai irgi toks atvejis, kur, žinai, žaidimų katalogą pasidaręs ir sako, kuo ilgiau žaidimų kūrimų užsiemi, tuo geriau, nes tie seni išleisti žaidimai jie vis tiek generuoja pinigus. Tai sako, tik tai kartais aišku atnaujinti reikia, nes būna prapuola. Sako, kaip ir su mobile baisu yra. Sako, jeigu anksčiau su PC būdavo sukūri ir palieki žaidimą ir jisai kažkiek generuoja, tai sako, su mobile ateina laikas, kai jisai tiesiog išnyksta ir nieks nebežaidžia. Tai sako, biškį tas abidna. Bet tai tipo čia ko reklamos tada reikia, ar kaip čia šaknys? Iš principo jo, gali sakyti reklamos, bet sako, OSA labai dažnai atnaujina. Ir tiesiog pats Apple'as, pavyzdžiui, arba Google Play išmeta iš store iš vis. Nu, tipo, jeigu nepalaiko ten kokio iOS 18, whatever. Ir, sakykime, ten iki 16 riba yra uždėta, ten kokios 2 generacijos atgal. Tai jeigu jau nėra atnaujintas ir nepalaiko to, tai tada jį išmeta visiškai iš store ir joks žmogus net įvedęs konkretų pavadinimą neras tavo gėjimų. Tai čia pagrindinė bėda. Ir tada, žinai, gaunasi, tu vis tiek turi gaišti laiką, įsivaizduok, išleidęs esi 8 žaidimus ir kiekvieno žaidimo dabar turi perrašyti kodą, ten kažką atnaujinti. Aš aišku neįsivaizduoju, kiek ten atnaujinimo reikia ir ten, žinai, jeigu vieną eilutę pakeisti, koks skirtumas. Bet jeigu tau ten staiga, žinai, nežinau, pas tave ten C# viskas parašyta, viską perrašyti reikia ant assemblerio, tai tada biškai jau liūdna. Tai neįsivaizduoju, kaip ten, aišku, veikia. Atsiprašau, čia nukrypsiu iš šokio naujienas. Vėgėlė kandidatuos prezidento rinkimuose. Bet tai čia ne naujiena, čia tai buvo aišku, kad bus. Bet tai, ką, aš čia fotkę žiūriu, Ilja Laursas atėjo į renginį. Ilja Laursas, rimtai? Pas Vėgėlę? Taip. What?
Nu, tada tas Cicėnas toks yra, jis ten aktorius, bet jis ten dabar režisitorius. Ramūnas Cicėnas, ne? Taip, nu tai Bet aš žinau, antivakseris. jisai antivakseris žoskas buvo, Taip, tai taip. jis natūralu, bet kodėl Laurasas atėjo, taigi jis ten save prisistato labai entrepreneur žmogum. Nu tai vat, pamatysim, taip čia dar kažkokie tenais Seimo nariai, nu žodžiu, seni pertylas visokie. Jo, nu žodžiu, Mhm. nieko keista, bet nu gerai, pažiūrėsime. Žinau, dar būtų žiauriausia ir yra tokia tikimybė, kad Vėgėlė laimės rinkimus. Tai irgi. Reiktų, Nu, yra. baigtų. Nu, Tai aišku, jeigu jis kandidatuoja, tai visada yra tikimybė, kad laimės, jeigu jis nekandidatuotų, nebūtų tokios tikimybės. Čia, matai, atvejs gali būti toksai, kur kaip ir Nyderlanduose laimėjo dešiniųjų tą partiją, ar ten Slovakijai prorusišką. Tiesiog susirenka daug durnių ir padaro savo durnizmą, o normalus žmonės neina balsuoti, nes o kam? Bet vis tiek, nu, tokį prezidentą turėtų, nežinau. Nu, jau dar pats kiek emigruos iš Lietuvos tada. Žinok, vat, kilometras. Normaliai, atlaikys. Netokių dar turėjom. Įsivaizduok, mes Paksą turėjom prezidentų. Įsivaizduok, Paksą. Bet trumpai. Nu, tai neaišku, kiek Vėgėlė būtų. Nu jau. Nu nežinau, nenoriu sužinoti. Žinai, nenoriu. Nu jo, ne, čia būtų, žinai, Lietuvos Trumpas. Tai nežinau, ta prasme, man tai kosmonautas yra, bet jis man toksai, žinai, atrodo iš to atveju, kur pizdėlins belekiek, vos tik tai pateks į politiką, tada greičiausiai normalus pasidarys. Nemanau. Nes jis tiesiog, ne, aš irgi nežinau, čia aš tik spėju, tai čia, žinai, tas atvejis yra... Trumpas nepasidarė normalus. Ai, Trumpas, ne, Trumpas ypatingas. Bet tiesiog, žinai, kur tas atvejis bet kokią kainą patekti, čia kaip ir žemelis koks nors, nu, tokias nesąmonės sakyti ir tokius dalykus atstovauti ir vis tokius klausimus kelti yra kosmosas. Jo. Bet aš matau, kad nu, jisai iš to gauna Seimo nario mandatą, tai jam tokia tipo taktika, why not? Tipo, varom, darom. Tai prasme, neturiu principų, man svarbiausia pinigų uždirbti. Tai iš buvimo valdžioje. Na jo, taip žinau. Nežinau, nu, ta prasme, aš kažkaip norėčiau, žinai, kad gyvenimas gerėtų normaliai, o ne su tokiais vat nuokrypiais. Kaip čia pasakyti? Nu, žodžiu. Nežinau. Tave suprantu, norėtų, žinai, eiti tiesiai į progresą, o ne zigzagais. Jo, Jo. nes čia yra chirnia. Ta prasme, nu, negerai. Nu, žodžiu, pažiūrėsim, čia nieko dar čia neaišku. Jo. Būtent, čia tiesiog vienas iš daugelio, tai celofanas gėjimo prezidentas. Bet tai ne, tai Nausėda, jeigu baltiruosis antrą kartą, tai turbūt ir laimės. Aš tai manau, Nausėda ir Vėgėlė balsais dalinsis. Nu, aš nesu politikos ekspertas ten ar dar kažkas, bet man toks atrodo... Atveju meni, kad jų tas pats elektoratas. Aha, aš manau. Nu, gal. Nu kaip, Vėgėlės bus labiau tie kraštutiniai, kurie net Nausėdą nusivylė, bet Nausėda palaikomas yra tų daugelio tokių, kaip čia pavadinti, tų, kurie apie nieką. Tai vat jie dar antrai kadencijai rinks. Tie, kas nusivylė ir balsavo už Nausėdą, tai balsuos už Vėgėlę. O tie, kur galvoja, kad jie adekvatus krūti, bet absoliučiai apie nieką žmonės, tai jie toliau už Nausėdą balsuos. Ja, nu, vėlgi, ja, čia iš tiesų, žinai, klausimas, kaip ten bus. Ai, pamatysim turbūt. Nu gerai, Juliakai, čia įraukiam. Jo, galim. Laikas vis tiek miegoti ir šiaip buvo smagu pabendrauti Gaila Kryšio, nes laukiam. Tai... Jo, nu bet jo, jis kažkaip, kai neparašo, tai dažniausiai tada ir nėra ko tikėtis daug. Nu jo, which makes sense, bet nieko. Tai žodžiu... Štai ir baigiam.